Sveiki Forex ABC svetainės lankytojai. Šiame video matysite, kaip atsidaryti sąskaitą pas brokerį Alpari. Taigi, bet kuriame Forex ABC svetainės puslapyje, arba šiuo atveju pirmame puslapyje truputį žemiau, rasite banerį Alpari, arba čia yra jau logotipas ir jį paspaudus jumis išmes į Alpari puslapį. Turėtų atrodyti štai taip. Ir spaudžiame šitą mygtuką Open an Account. Ir jumis išmes štai čia. Manau, daugeliui lietuvių bus prieinama MT4 sąskaita, nes tai platforma, su kurioje mes visi mokomės tradinti bent jau pradžioje. Taigi siūlyčiau rinktis ją ir tada spaudžiame Account Types. Čia išmes pasirinkimą visokių sąskaitų tipų. Pradinukai, manau, reikėtų Micro MT4, taigi spaudžiam Micro MT4. Ir dabar mums turėtų išmesti štai šitokį puslapiuką. Ir čia, kadangi mes neturime MyAlpari prisiregistravę, reikėtų spausti Full Registration. Ir mums išmes į formą. Taigi, atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs registruojate kaip fizinis asmuo, jums reikėtų palikti individual, jeigu kaip įmonė corporate, pasirinkti šalį, tai šiuo atveju būtų Lithuania. Lithuania. Ir net yra parašyta viskas latinų raidėm. Jokių š, jokių sh vietoj š. Jeigu yra š raidė, tai s, jeigu ž, tai z, jeigu č, tai c ir viskas. Taigi registruojamas vardas, pavardė, vidurinis vardas, jeigu yra, jeigu ne, tada paliekame tuščią langą, toliau pasirenkame gimimo datą, kokia jūsų gimimo data ten bebūtų, aš užpildysiu šiuo atveju bet ką. Tada pasirinkti turime citizenship, kurios šalies mes esame piliečiai. Taigi čia vėl būtų mano atveju Lietuvos. Ir čia reikėtų įvesti paso numerį arba ID kortelės numerį, tos, kurios fotokopiją jūs, skano kopiją jūs siūsite paskui Alpari. Sakykime, aš suvesiu tokį skaičių, kas išdavė šitą dokumentą, tai Vilniaus VPK, galbūt kažkam tai Šiaulių VPK ar Klaipėdos VPK, išdavimo data. Bet turite būtinai užpildyti datą tą, kuri yra ant jūsų kortelės arba paso. Jokių būdų nerašykite čia bet ko. Tada taip, miestas, kuriame jūs gyvenate, tai mano atveju bus Vilnius. Pasirinkite savo lytį. Male yra vyras, female moteris, arba galite pasirinkti, kad nenorite pasakyti kokios jūs lyties. Aš būsiu vyras, tada mobilus telefono numeris. Veskite tą, kuriuom jūs naudojatės ir kuris yra po ranka, nes jūs gausite neužilgo žinutę su 4 skaičiais ir turėsite įvesti tos 4 skaičius kaip numerio patvirtinimą. Taigi, aš čia įvesiu +37060418286, čia mano telefono numeris. Tada elektroninis paštas, čia būtų info@forex.abc.lt. Susikurkite pasvordą, tai yra slaptažodį. Turėtų būti pamiksuotas ir žodžių ir raidžių. Taigi, dabar turėtų gerai viskas būti. Nežinau kodėl. Reikia ir didžiųjų ir mažųjų raidžių, kad būtų įmaišyta ir didžiosios ir mažosios raidės. Taigi, aš čia pakeisiu į didžiąją ir dabar turėtų būti sutapti. Tada partner ID. Partner ID jums reikėtų įvesti štai tokius skaičiukus 95151. Tai yra Forex ABC partnerio numeris. Mes prašome to padaryti visų savo klientų ir už tai jie gauna tam tikras nemokamas konsultacijas iš Forex ABC komandos narių.
Tada phone password turite susikurti telefoninį slaptažodį, jeigu norėsite kada nors atnaujinti savo duomenis arba atlikinėti prekybą telefonu. Aš palieku visada savo tą patį slaptažodį, nes aš tik vienas jį žinau. Ir čia sužymim viską, kad sutinkate su rizikos perspėjimu, su sąlygom prekybinėm, kliento sutartis. Ir čia, kad visa informacija, kurią jūs viršui suteikite, yra tiksli ir jūs atsiųsite jos dokumentus, patvirtinančius jūsų tapatybę. Čia turime suvesti skaičiukus, kuriuos matote štai čia šitame paveikslėlėje. Mano atveju būtų 56992 ir tada spaudžiate mygtuką Receive. Čia iš karto jums atsiūs SMS žinute kodą, kurį turėsite įvesti štai čia, koks jis ten bebūtų. Aš nespausiu Continue, atkreipkite dėmesį, nes aš įvedžiau čia neteisingus duomenis ir negaliu spausti Continue, nes čia pažymiu, kad aš esu tas asmo, kuris viršų įvedžiau, o taip nėra. Jūsų atveju pasitikrinkite dar duomenis, ar tikrai teisingus įvedate čia skaičių, kurį gausite SMS žinute ir spaudžiate Continue. Taigi, turėtumėte atsidurti štai tokiame puslapyje. Panašiai, čia turėtų būti jūsų vardas pavardė. Čia bus jūsų MyAlpari numeris. Ir čia turėtų būti 3 sąskaitos rubliais, eurais ir doleriais. Ir 3 sąskaitos su iksiukais, 3 sąskaitos be. Su iksiukais reiškia tos, kurios susietos yra su banko kortele arba kažkokiu tai vienu iš pavedimų tipų, o kitos yra grinai vidinės, tik tais Alpari ir iš jų niekur negalima kitur pavedimo daryti. Vedinėtis pinigus tarp šitų sąskaitų nekainuoja visiškai nieko. Atsivesti pinigus į Alpari yra daug skirtingų būdų ir parekomenduočiau pasiskaityti prieš paspaudžiant mygtuką sąlygas, nes kai kur gali būti, kad yra kažkoks tai minimalus mokestis, kai kur gali nebūti, bet tai būna įvairiai. Pavedimą daryti Alpari apsimokėtų, manau, tik tuo atveju, jeigu suma viršytų $2000. Visa kita būtų naudingiau daryti tiesiai iš kortelės pasikelti pinigus arba per kažkokią tai internetinį banką kaip Moneybookers arba WebMoney šiuo atveju, nes Alpari priima mokėjimus iš tų kompanijų. Taigi, šiam kartui tiek. Kitose videose žiūrėkite, kaip atsidaryti prekybinę sąskaitą pas brokerį Alpari, kaip atsidaryti PAM sąskaitą, kaip į ją investuoti ir taip toliau, ir visas plonybės ir smulkmenas, kurių galėtų jums prireikti. Nepamirškite sekti mūsų naujienas svetainėje Forex ABC adresu www.forexabc.lt. Iki!